Kaip milžinas gali pasislėpti? Aš nežinau, bet be manęs daugiau jo niekas nėra matęs. Kernius man pasakojo apie dalykus, apie kuriuos aš jau buvau girdėjusi, bet jis visą tai matė savo akimis, senais laikais keliaudamas po Lietuvą. Viską kuo smulkiausiai užrašiau. Ir iliustravau. Piešiau milžinus, gyvus akmenis, laumių namus, skraidančius ežerus, aitvarus, kalbantį kalną. Tai pats didžiausias nuotykis mano gyvenime. Kaip galėčiau juo nepasidalinti su visais? Knygoje Milžinas mažylis tavęs laukia milžiniški nuotykiai.